Sveiki, mėly tinklalaidės Tyla po triukšmo žiūrovai. Aš Augustė Romskaitė. Aš Augustė Babelytė. Ir šiandien mes sveikiname su aromaterapeute Daiva Bernote. Sveiki. Sveiki. Sveikos. Ačiū Jums, kad pasikvietėt į savo laidą pakalbėti. Labai malonu, man bus pasidalinti. Mums bus malonu išgirsti, sužinoti naujų dalykų. Kaip matote, turim ir eterinių aliejų ant stalo. Tiesa, gaila, kad nepersteigė kvapai per kamerą, bet pabandysim perteikti emocijomis, sakyčiau. Tikrai perteiksit. Kas slepiasi po žodžiu aromaterapija? Aromaterapija, jau vien žodis pasako, kad tai yra terapija. Tai yra gamtos terapija, eteriniai aliejai, kurie padeda gerinti žmogaus emocinę savijautą ir fizinę savijautą. Kaip pati atradote aromaterapiją? Ar tai buvo asmeninės patirties ar profesinės kelionės dalis? Visiškai netikėtai aš ją atradau. Prieš 9 metus jau galiu skaičiuoti atgalios. Vieną dieną mane pakvietė į kvapų vakarą, aš sudalyvavau, paruošiau ir vidumi pajutau, kad man to reikia. Iki to laiko aš daug buvau išbandžiusi terapijų ir pasibaigusi coachingą ir jogą ir tiesiog pajutau, kad man eteriniai aliejai padeda atsipalaiduoti labiausiai. Tai šitoj vietoj visiškai netikėtai mano kelionė prasidėjo šeimos rate ir pajutau, kad man gerai yra dalintis su kitais ir taip dabar edukuoju, vedu paskaitas, dalinuosi būtent apie eterinius aliejus, kaip jie gerina žmogaus savijautą. Jeigu, pavyzdžiui, koks nors augalo kvapas erzina ar nepatinka, ar reikėtų jo vengti ar bandyti kaip nors priprasti? Galite jo pradžioje neuostyti, tikrai atrasti tuos kvapus, kurie jūs džiugina, kurie jums patinka. Tokiu būdu jūs tiesiog jausitės gerai. Yra, pavyzdžiui, vienas eterinis aliejus, kurio aš galbūt ilgą laiko tarpą negalėjau pamėgti, tai yra morko eterinis aliejus. Tai tiesiog aš jį taip per aplinkų prie mėgstamų kvapų sąmoningai jaukinausi. Bet jūs galite ieškoti tuos kvapus, kur jūsų uoslė sako, man to reikia. Vadinasi, intuityviai jūs žinot atsakymą, ko jūsų organizmui šiuo metu labiausiai reikia. O nepatinkantis kvapai, tai yra ženklas, kur reikėtų padirbėti. Pavyzdžiui, jeigu levandos eterinis aliejus nepatinka, tai yra iš aromapsichologijos toksai pasakymas, kad yra santykis su savimi, su vidinė savo mama, moterim arba su tikrąja mama. Reikėtų pasižiūrėti, koks yra santykis. Jeigu santykis nėra šiltas, draugiškas, tai tiesiog reikėtų atkreipti ir būna pavyzdžių labai gražių, kad pradėti naudoti ir keičiasi net ir pats santykis. Geras. Kaip įdomu. Kita istorija labai graži, kad paimkim eterinį aliejų levandos, daug kas žino, kad padeda geram miegui, atsipalaidavimui. Ir jeigu žmogui nepatinka, kaip naudoti? Labai paprastai. Jeigu nori savijautą gerinti miego principu, kad gerai išsimiegotumai, tai tiesiog tepti pėdas su levandos eteriniu alieju, užsimauti kojines ir to kvapo praktiškai nejausi. Bet svarbiausia gerai išsimiegosi. Kokie kvapai jūsų nuomonė mus ramina, o kokie suteikia energijos? Bet ta pati lavanda, jinai ramina, jinai atpalaiduoja, labai yra gerai garinti vakare, prieš miegą ar dienos metu. Frankincencas, jisai dvasiškai labai toksai atpalaiduojantis, o pavyzdžiui, pirmete, jinai veiks jau atvirkščiai, jinai stimuliuoja. Ir aš jums dabar duosiu vieną pirmą, jūs galėsite užsimerkti ir pauostyti. Užsimerkti todėl, kad labiausiai suaktyvėja mūsų uoslė. Kaip švelniai ir saldžiai. Švelniai ir saldžiai, tai yra pipirmėtės aromatas ir dienos metu, kai reikia susikaupti, daryti projektą tam tikrą ir mintis jos skraido natūraliai, šilta, dar triukšmas kažkoks tai aplinkinis, tai paprasčiausiai paėmus pipirmėtės eterinį aliejų, įsitepė smilkinius, sprandą įsitepė ir viskas, ir mintis jos koncentruojasi.
Kitas būdas yra naudoti garintuvą, į garintuvą lašinti pasirinktą eterinį aliejų, bet kompozicija gali būti 3 lašeliai pipirmėtės, 3 lašeliai apelsino arba citrinos ir 3 lašeliai levandos. Tai jūs tuo pačiu atpalaiduos nuo įtampos, pipirmėtė jinai koncentruos, o citrina arba apelsinas gerins nuotaiką. O dar įdomu būtų išgirsti, ar yra, pavyzdžiui, kokių aromaterapijos būdų, kurie tinka tiem žmonėm, kurie yra jautrūs kvapam. Taip, yra tokių, svarbiausia yra, aš sakyčiau, kad šitoje vietoje atsirinkti kokybiškus kvapus, kokybiškus eterinius aliejus. Dauguma žmonių, kurie yra jautrūs kvapams, jie nenaudoja kvepalų. Turėjau tokį pavyzdį, viena moteris renginyje, jinai sako, aš negaliu kvepintis, aš negaliu, kai vyras pasikvepina, būti šalimais, nes jinai labai jautri kvapams. Ir jinai sudalyvavusi mūsų renginyje, kai mes pristatinėjome eterinius aliejus, buvo nustebusi, kad jai nesudirgino uoslės ir jinai net išsirinko vieną kvapą, tai yra Stresalois eterinio aliejų mišinį ir sako, jisai mane atpalaiduoja. Savo geras ir nuostaba, kad jinai ilgą laiko tarpą negalėjo kvepintis ir sako, aš pagaliau galėsiu kvepintis. Kita istorija, moteris kvepalų dirbtuvėse, aš darau ir kvepalų dirbtuvės, natūralių kvepalų. Jinai atėjusi sako, o čia mes uostysim 48 kvapus, čia labai daug, sako, kaip čia mano uoslė, aš alergiška. Ir jinai išbuvo visą tą laiką, jinai išuostė ir jinai buvo pati nustebusi, kodėl jinai nepavargo ir jos uoslė nepavargo. Tai svarbu yra pirmiausia atsirinkti kokybiškus eterinius aliejus. Aš dirbu su kokybiškais, tai yra terapinės klasės, aukščiausios kokybės eteriniai aliejai, tai yra pasaulinio brando eteriniai aliejai ir rinkoje jie yra per visą pasaulį paėmus tik tai 3%, jeigu pažiūrėti aukščiausios kokybės eteriniai aliejai. Nes tai yra pirmoji kategorija yra sintetiniai, tada eina maišyti, tada yra gryni eteriniai aliejai ir terapinės klasės. Mes šiandieną kalbam apie terapinės klasės, aukščiausios kokybės eterinius aliejus. Jei aromaterapija būtų viena frazė apibūdinanti gyvenimo pilnatvę, kokia frazė tai būtų? Frazė, aš gal išsirinkčiau vieną kvapą, kurį galėčiau išsirinkti. Jeigu galėčiau pasirinkti vieną kvapą, kas man teiktų džiaugsmą. Nes aš esu už tai, kad gyvenimas tai turi būti džiaugsmingas, kad kiekviena diena atsikėliau su nuotaika ir guliuosi su nuotaika. Bet būna, kad oras nekoks už lango ar aplinka įtakojanti mūsų nuotaikas. Tai aš pasirinkčiau apelsino eterinį aliejų arba citrinos eterinį aliejų. Tai aš jums duosiu išbandyti praktiškai. Jūs galit delniuką man duoti. Delniuką. Patrinkit ir taip pamastykit. Labai malonus kvapas. Aha, galvojau, kad bus kažkodėl aštriau. Nežinau kodėl. Toks jo malonus, šilus. Tai būtent kvapas, jisai jau nueina per 21 sekundę į mūsų smegenis ir jisai jau keičia mūsų būseną, mūsų nuotaiką. Tai aš rinkčiausi tuos eterinius aliejus, kurie keičia mūsų nuotaiką į pozityvumą. Tai yra paprasčiausi citrinos eterinis aliejus, apelsino eterinis aliejus, tai yra džiaugsmo eteriniai aliejai. Labai ačiū Daivai, kad sutiko pakalbėti apie aromaterapiją. Ačiū labai ir kad parodė, pademonstravo, ne tik kad papasakojo. Ačiū Jums, kad pakvietėt, gerai yra dalytis. O aš Jums tiesiog užduosiu klausimą, jeigu reikėtų pasirinkti vieną kvapą intuityviai, duosiu tiesiog pajausti, ką Jūsų intuicija sako. Užsimerkit ir praeikit su ranka ir pasirinkit. Šitas, ne? Galėsim pauostyti, ką jis rinko. Tarkim,
šitas. Taip. Ir vienai ir kitai duosiu pauostyti. Toks, nežinau, man vasariškas labai gaivus toks. Man irgi ir toks biškai net nostalgiškas. Taip. Ir man patiko jūsų reakcija, kaip iš karto kūno veido pasisai keičiasi, kaip kvapas jisai gali ir gali. Šitas kvapas jisai yra kvėpavimo takams, jeigu mes jį naudojam, galim arba tepamės, tai tiesiog yra mūsų slogiai yra daug geriau, jeigu prikimpa kažkas arba šiaip kažkas užbūra. O jūsų pasirinktas kvapas Labai saldu, bet toks skanus. Na, man jau šitas erzino. Yra kažkokia nata, nes tai yra mišinys eterinio aliejų. Purification būtų galima žiūrėti, o kas ten viduj, kuris eterinis aliejus galėtų erzinti. O jūs pasirinkot šitą, tai jisai yra patalpų grynintojas kvapo. Jeigu esam kažkokioje patalpoje, naujoje erdvėje reikia prisijaukinti, tai labai rekomenduoti, nes tada jisai atbaido ir jeigu esam gamtoje erkės, uodus, tai toksai iš eterinio aliejų. Ir kita istorija, viena moteris diagnozinė persniausia, tai yra jos mėgstamiausi kvepalai, jinai naudoja kaip dezoratą. Mėgina prakaito, kad natūraliai sako, aš negaliu teptis pirktinių dezoratų, o jinai tiesiog purification. O kas, pavyzdžiui, įeina, man dabar įdomu, kas man kaip jau suerzina? Įeina citrinžolės, įeina eukaliptas, visų dabar neišvardinsiu, bet kažkuri nata, jeigu bus įdomu, aš, pavyzdžiui, atlieku aromapsichologijos testą, kai jūs uostot, ir jūs nežinot, ką uostot, apie 50 kvapų po vieną ir tiesiog žymėt, patinka arba nepatinka. Ir tada aš su jumis kalbuosi jau individualiai ir pasakoju apie jūsų pasirinktus kvapus, ką jie apie jūs pasakoja. O kaip jūs kasdienybėje naudojat eterinius aliejus? Mano kiekvienoje dienoje eteriniai aliejai tikrai jie yra. Rytas prasideda nuo Yveso eterinio aliejaus. Tai yra eterinio aliejų mišinys. Aš išleisdama sūnelį į darželį, jam 4 metukai, kiekvieną rytą tepu pėdutę su Yveso eterinio alieju. Todėl, kad jį apsaugočiau labiau nuo virusų. Tada aš pati po dušo naudoju šiuo metu moteriškus eterinius aliejus. Tai yra Progestin Phyto Plus, gerinti progesterono hormoną. Ir Sclera Essential eterinio aliejų mišinys, jisai yra skirtas moteriams ir vienas ir kitas, kai aš juos susimiksuoju ir pasidarau tokį natūralų kūno losjoną. Galiu duoti pauostyti. Labai skaniai kvepia. Toks švelnus, bet saldus. Ar patmedžių aliejų primena? Čia yra šalavijo šitame mišinyje. Tada kitas yra Progestin Phyto Plus. Galiu irgi duoti pauostyti, užsimerkit, kai uosto, tada uoslė suaktyvėja mūsų. Šitas aštresnis, bet irgi skaniai kvepia. Labai mėgsta šiuos eterinius aliejus moteris, nes gerina moters hormoninę sistemą. Kas turi skausmingas mėnesinės, kas negali susilaukti, nes aš pati praėjau labai ilgą laiko tarpą, kol galėjau susilaukti vaikučio, daug istorijų galiu papasakoti, ką ir kaip, tai eteriniai aliejai šito vietoje labai padeda. Tai šitie moteriški, tada, kad šiuo metu pas mane rankiniai yra levanda, jeigu aš keliauju kažkur, būtinai pasiemu levandą. Tai šį savaitgalį buvau stovyboje ir netyčia nusideginau su arbatinuku keldama, bet čia šitą viešą. Ir taip skaudžiai, ir aš žinau, kad levandos eterinis aliejus, jisai padeda nuo nudegimų. Aš iš karto tepiausi savo vietą būtent su levandos eteriniu alieju ir po valandėlės aš jau to skausmo praktiškai nebejaučiu. Bet skausmas buvo tikrai labai toksai aitrus.
Tada aš namie garinu garintuvę, dažnai kompozicija, levanda, citrina ir pipirmėtė. Gerina nuotaiką, tonizuoja ir tuo pačiu atpalaiduoja. Tos kompozicijos garintuvė, kai aš garinu, jos keičiasi. Bet šita kompozicija jinai yra tokia dažna. Tai nežinau, kaip jums va dabar, kai garuoja, koks jausmas, ar užsiuodžia ir ar sukelia kažkokią emociją. Man tai labai malonus kvapas iš tikrųjų, toks lengvas, gaivus ir tikrai neerzina. Manęs irgi visiškai neerzina, kažkaip nuotaika pakilo ir energijos atrado daugiau. Tai įsivaizduokit, vat atsikėlėt ryte, tarkim, ar būna pas jūs, kai nebūna jėgų. Tikrai taip. Atrodo, taip norisi iš vakarų ir tą daryti, ir atsikeli, ir jeigu dar apnūkės oras. Aš apskritai dar labiau pelėta, tai man iš viso rytai. Ir ryte tada, kai būna sunku, tai kvapas jisai gali pabudinti mus į tą gerąją emociją. Ir pavyzdžiui, aš kai bendrauju su žmonėmis, jeigu su artimais, tarkim, tu ar ten šeimoje kažkas blogesnės nuotaikos, aš garinu. Jeigu draugė sako, apsipykau su vyru, sakau, garink namuose, kiek įmanoma daugiau, apšlaukstyk vyrą. Tada kai emocijos nurimsta, bangos nurimsta, nes kvapas jisai keičia mūsų emocijas. Tada gali jau į tas diskusijas eiti. Tai šitoje vietoje tikrai, jeigu išbandysit, tai matysit, kaip tas kvapas gali keisti tą žmogaus būseną. Tai jeigu virusai prikimba, kažkokie virusai prikimba, tai yra toks nuostabus mišinys eterinių aliejų RC, kur jūs pasirinkot tebupolinose ir taip, dieną intensyviau ir viskas, ir, kaip sakyti, to viruso jau lengviau pavyksta atsisakyti, išvalyti iš organizmo. Tada, jeigu jau būni tarp žmonių, tarkim, kur artėja ruduo, jauti kažkas ten kosti labiau, bet kai aš pati dažnai būnu prekybos centruose, tenka bendrauti ir su klientais, tai šitoje vietoje irgi tai yra apsauga, dar nesusirgus ir neprekybus virusų kažkokia. Tai jisai irgi dažnai pas mane yra rankinuke. Tuomet, galėčiau vardinti ir vardinti, bet čia populiariausius pasakysiu. Yra nuostabus mišinys Degys eterinio aliejaus. Jisai yra skirtas virškinimui. Nežinau, kaip jums kvapas bus. Primena medų. Skaniai medų. Man tai ir medus, bet dabar užstrigo, nebeprisiminsiu to. Bet šiaip saldžiai labai. Saldžiai. Čia įeina neišius pankolis. Tai yra tie ingredientai, kur gerina mūsų žmogaus virškinimą. Tai, pavyzdžiui, kai sūneliai irgi būna tų periodų, kažkas ten savaitgalį buvo su žarnynu, naktį nebeneramiai, o, kaip sakyti, mūsų mamų pareiga yra ir pasirūpinti mažyliais, ir dar pačiom gerai išsimiegoti. Tai aš tikrai jaučiuosi saugi, kai eteriniai aliejai su manim, aš tada žinau, kad ištepiau kūrybiuką ir momentaliai ten per pusvalanduką tas virškinimas jisai paramiausiai toliau miega. Tai ir suaugusiam, ir mažyliam jisai puikiai tinka. Tada, kaip sakiau, nuostabus kvepalai, dažniau jie būna pas mane rudenį, žiemą, tai yra savai mišinys. Labai skaniai kvepia. Šitas turbūt mėgstamiausias bus. Man tai išvis tokio, nežinau, mažiausiai kvapo turintis. Mažiausiai kvapo, ne? Nes tikriausiai jisai ir patinka, o jums ypatingai įvardinot, kad skaniai kvepia. Čia įeina vanilė, o vanilė yra nuo prigimties asociacija su mamos pienu. Ir daugumai moterų jie patampa tokie kvepalai, kur tikrai pakilėja dienos metu, bet galima kvepinti, sprandą, riešus ir tiesiog keisti savo tą emocinę būseną. Tada šiuo metu yra dar pas mane rankinėje šaltmetės eterinis aliejus.
primena šokoladą su mėtomis. Mėta, jo, labai mėtų arbata. Mėtų arbata, bet iš karto šypsena. Nėra, kad veidas atmestų šitą kvapą. Tai va, tiesiog natūraliai va, dienos metu, kai apsmūsti po pietų ar pabūni toje erdvėje, kur, nežinau, negatyvesni žmonės yra ir kaip pakelti savo vibracijas. Tai va, porą lašų į delną ir išsitepti tiesiog sprandą. Tai yra mano natūralūs kvepalai, kur tiesiog per plaukus pereini ir taip, va, tiesiog kvapas jau tada jis eina į mūsų uoslės receptorius. Tai vat, kas norit sužinoti daugiau apie kvapus, apie jų paskirtį, gali tikrai kreiptis į Daivą Bernatę. Jie organizuoja renginius ir galėsim papasakoti. Tikrai mielai kreipkitės, nes pasidalinsiu per edukacijas. Darau edukacijas apie eterinius aliejus, tada renginius, kvepalų dirbtuvės, būna atviri renginiai, uždari. Kviečiasi ir pravesti kitaip gimtadienį, negu įprastai. Pavyzdžiui, turėjau praeitą penktadienį moterims gimtadienį, kai jos uostė kvapus, gulėdamos, užsimerkusios ir nežinojo, ką jos uostė. Tai buvo tiek daug lekesio, tiek daug juoko, iš tikrųjų ir tas gimtadienis patapo įsimintinas negu kažkokioj kitoj aplinkoj. Man atrodo, žinau, sekančio gimtadienio tema. Tai tada nusimato labai didžiulė konferencija Vilniuje rugsėjo 27 dieną. Bus daug skirtingų lektorių, kur dalinsimės, kaip aromaterapija gali padėti skirtingose profesijose ir ne tik profesijose, bet ir žmogaus asmenybei, kuris nori tobulėti, keistis ir kad tik tai atsiskleistų gražiausios savybės. Tai tikrai nuoširdžiai kviečiu rugsėjo 27 dieną šeštadienis, visos dienos konferencija, bet labai kviečiu jūs ir jūs visus, kad žiūrėsite. Ir jeigu parašysite man, tai nuo manęs dar bus asmeniškai dovanų.